viską mes čia per vieną dieną padarėm. Iš naujo. Palauk. Gerai. Pirkom čiužinį šiandien, medžiagą nupirkom, išsimatuojam dydį ir pjaunam. Visiems atrodys, kad mes čia per vieną dieną padarėm. Atvarėm tik tais, išsimatavom. Per 20 minučių. Pasiprojektavom, nuvežėm, išpjovė. Į vakaras atėjo, čiužinį padarėm ir išvažiavom. Turistavom. Ką darysi su to makaronu? Žiemai. Na tai gal nori šaliką? Kodėl? Kad šalta nebūtų. Eik pasimatuosi. O, su viršim kaspinas, čia su vieną ranką laikai šias. Gerai, šilta, ne? Nu ir vaikščiok dabar taip. Tai ką, dabar šitai dar... No. Gražus šalikas. Blogai? Britva nestatmenai. Bet taip geriau pjauna. Kai statmenai jis taip kliūna, gal jau biškiai atšipęs jis pas tave. Ne, jis naujas. Naujas? Taip. Naujas, o jau atšipęs. Svarbiausia, kad tau liežuvis neatšiptų.
Turėtų susidėlioti latai. Šitą. Deštis. Krašte. Daug vietos užima, ne? Tai jau kaip tu jį lankstysi? Arba kai tą sulankstai. Šitaip. Jo, šitaip. Į galvą įmetį. Ne? Mhm. Medis sušalė. Tai tada neapsimoka, taip kaip aš sakiau, reikia daryti tokią knygą kaip tavo. Tiesiog. Tas pats gaunas. Ne tas pats. Kodėl tas pats? Ilgesnis gaunasi. Ilgesnis ir siauresnis. Ja. Mano idėja buvo va tokia. Žiūrėk, kad šitas atsilenkia va taip, va. Ir anie šitaip. Dabar sulankstyk atgal. Va. Ne, viską aš buvau sugalvojęs. Žiūrėk, čia per čia eina. Ne, siūlė viršutinė per čia. Taip. Tai tas atsilenkia taip, Aha. atsilenkia taip, Aha. o apatinis atsilenkia va taip. Čia patogu? Nežinau, patogu. A, ko tu ten krizenė? Jokinga? Vienas dalykas, tu pamiršai, kad tai biškiai apriboja stogas mašinos. Tu lauke tą patį gerai padarai. O jeigu lietus lyja? Tai nepasisekė. Tai viskas, nu ką. Einam, dar medžiagą parodysiu. Teti, Medžiagą tai kaip čia gaudo? Na, tai matei medžiagą. Kokia? Tokią medžiagą aptrauksi. Prašau nusipjauti. Dėsim, pasiūsim, užsiūsim. Savo rankytę siūsim. Gal kaip tik senelis kažkada siūlė, sakė, jam žinatys močiutė numirė, sakė, yra siūlina mašina, yra, sakė, gal nori pasimti. Būtų praktika gera. Bet kai pagalvojau, siūlėjų nebūsiu, Tai ir nepaėmė. nepaėmiau. Tai šiandieną paskutinė diena, kada surinkinėjau dėžę. Tai bandysiu šiandieną viską užbaigti, įdėti į bagažinę. Ir greičiausiai rytoj važiuosiu ją išbandyti. Važiuosiu pažvejot. Pabandysiu pasidaryti maisto ir aišku pernakvot. Tai paskutinio gero žiūrėjimo garaže, o toliau susitiksim gamtoj. Atėjo laikas rankenėlėm. Tai nupirkau tokias 2 rūšių rankenėlės. Norėjau jų juodų, bet ant juodų rankenėlių čia, jeigu matosi, yra
chromuotos detalės, tokios, kuriuo aš nenorėjau juodų. O ant kitų rankenėlių buvo kita oda, kitos spalvos, tik ne chromuotos, o juodos detalės. Tai nupirkau abidvi, kad turėčiau pilnai juodą komplektą. Tai dėsim čia, čia ir čia. Čia ant apačios dedu tokius paminkštinimus. Pirkau ūkinių prekių parduotuviai. Bagažiniai ten yra toje vietoje plasmasės, tai aš jos va šitaip užklijuosiu. Kai kuriuose vietose, kad man salone nebraižytų. Tai kaip aš juos darau, tai sulygiuoju. Su viena ranka čia biškį sunkiau man tai padaryti, bet esmė tokia. Va, ir toks gausis kaip veiloko kilimėlis iš apačios. Nu ir dar priklijuosiu čia vieną ir gausis lygiai, va kažkaip taip gražiai. Ir paskui dar čia turiu kelis vienetus, tai jos pakarpysiu ir ant pertvarų paklijuosiu. Tai va, judam toliau. Ką, tai darbai. Tai ką, darbai baigti. Garaže dėžės nebėra. Įdėjau į bagažinę. Įdėjimo proceso nefilmavau, nes pamatysit viską gamtoj. Paspausk like, paspausk prenumeruoti kanalą ir paspausk tą skambaliuką. Nu, į dar gali parašyti komentarą. Geras, kas ešerys?